Pristatom produktą Triplex gamintojo Apollo brandas. Video plokštė 4890 su Acelero Twin Turbo aušintuvu, Arctic Cooling gamintojas. Plokštė turi 1 GB operatyvinės atminties, GDRS5, taktiniai dažniai 850 procesoriaus ir atmintinės 3800. Plokštė užima, kaip matot, ne tik tai 2 slotus, bet netgi 3 užima. Žinoma, tas aušintuvas yra labai didelis, ventiliatoriai labai dideli, turi ypatingai didelę ventiliatorių, turi labai didelį patį aušinimo elementą. Tiesiogiai nuo pačio procesoriaus, kaip matot, eina tiesiai vamzdeliai, aušinimo vamzdeliai ir jie labai efektyviai aušinasi. Plokštė skirtingai negu kitos 4890 turi standartinį dydį. Tai yra, sakykime, tokio pat dydžio kaip Radeonas 5750. Skirtingos plokštės, jeigu paimkim, štai būna tokio dydžio dar papildomai didesnės. Tai šiuo atveju šita plokštė tinka į kiekvieną standartinį, nieko ypatinga neįsiskiriantį korpusą. Plokštė skirta PCI Express 16 jungčiai. Bandėm daryti testus. Testai, sakykime, prie tokio pat pajėgumo kompiuterio. Tai buvo Intel procesorius 2,8 GHz, 2 branduolių procesorius, 4 GB operatyvinės atminties, operacinė sistema Windows Server. Buvo išgauta su šita video plokštė išgauta netgi 152 FPS, tai kadrai per sekundę, paleidus Stalker benchmark. Stalkerio testą, Clear Sky. Tai, manau, daug kam pasako apie plokštės produktyvumą. Plokštė turi, kaip minėjau, galima žiūrėti, turi savyje instrukciją standartinę ir kompaktą. Dar įdomus momentas yra, kad turi laidelį. Laidelio pirkti papildomai nereikia. Ne visose video plokštėse komplektacijoje yra laidelis. Tai šiuo atveju jisai priklauso. Su jumis buvo Kompliux. Likite su mumis.